Sveiki, aparatūros fanai! Tai šiandien filmuosime papildomo turinio video Patreon, YouTube prenumeratoriams ir rėmėjams. Kas stebite mane, matėte, kad gavau siuntą su įvairiais įdomiais stiprintuvais ir tarp stiprintuvų buvo vienas CD grotuvas. Tai būtent apie šį CD grotuvą šiandien ir filmuosime video. Tai ant mūsų stalo šiandien Onkyo DX706. Tai yra aukštesnės klasės Onkyo CD grotuvas. Apie jį teko paskaitinėti, kad tikrai yra neblogų atsiliepimų. Tai pažiūrėsime, kas jo viduje. Jeigu yra kažkokių gedimų, pažiūrėsime, ar yra gedimų, suremontuosime. Na ir paskiau, žinoma, išbandysime. O kaip atskirti aukštesnės klasės CD grotuvus? Yra vienas toks dalykėlis, pagal tai ir galite atskirti. Na, aš iš savo patirties čia kalbu. Jeigu CD grotuvas turi papildomus linijinius išėjimus ir jie yra reguliuojami, tai indikuoja, kad šis grotuvas tikriausiai yra iš aukštesnės klasės. Būtent šis grotuvas tai turi. Na, tai einam, apžiūrėsime, kaip atrodo šis CD grotuvas iš išorės. Aš šį video bandysiu nufilmuoti per vieną dublį, tai jeigu bus klaidų, tikrai nepykit, nes klaidų tikrai gali būti. Na, dabar apžiūrime patį grotuvą iš išorės, kaip jis atrodo. Na, kaip matote, šiek tiek yra pavargęs. Vargo matęs, nes gavau iš rėmėjo šį grotuvą, jisai dirba tokioje vietoje, kur yra naikinami tokie dalykai, nesvarbu, kad yra aukštesnės klasės. Dabar aptarkime, ką matome priekyje. Tai ką aš minėjau, kad yra papildomas reguliuojamas išėjimas, tai paskiau parodysiu galinėje pusėje, kas yra. Na, auksinių lizdas. Po to galima displėjų išjungti arba primažinti jo intensyvumą. Na, čia greitieji jungikliai, kaip matau, vienas yra išlūžęs, tai vat vieną gedimą tikrai matome. Na, daugiau visos funkcijas, kaip ir kituose CD grotuvuose. Dabar tuoj apžiūrėsime, kaip atrodo iš kitos pusės. Ir eisime tada į atsukinėti. Tai vat. Kaip matot, fixed, tai reiškia, fiksuotas nereguliuojamas išėjimas linijinis ir čia reguliuojamas. Turi optinį išvesti, tai šį CD grotuvą galima naudoti kaip transportą. Na, jis jau iš tų sunkesnių sveria 8 kg. Pagamintas, kaip pridera, aišku, Japonijoje. Tai einam dabar, manau, pradėti ardymo darbus. Nuimsim dangtį, pažiūrėsim, kas jo viduje. O tikiuosi rasti kažką labai įdomaus. Šiaip Onkyo tokios klasės CD grotuvo nesu turėjęs, tai pačiam labai įdomu yra. Yra tekę turėti išgirtų įvairių aukštesnės klasės Denonų su reguliuojamais išėjimais, bet man įspūdžio kažkaip nepaliko, nežinau, man asmeniškai, aš geriau žemesnės klasės kokį Philipsą su tada 1541 pasirinkčiau, ar šiaip kokį su naujesniu čipu. Bet aišku, čia tik mano nuomonė. Yra aišku ir Denonų, kur aš norėčiau turėti savo kolekcijoje. Bet tie CD grotuvai kainuoja po 500 eurų. Daugmaž tai. Dabar negaliu savo tiek leisti, tai bandom sukti visus varžtus, kuriuos randam. Dabar, kaip matot, video šiek tiek būdavo po 2 video nufilmuodavau per savaitę, dabar esu apmažinęs. Dėl laiko stokos, visokių kitokių šalutinių projektų turiu su įrašais, labai dabar stipriai užsivertęs irgi, labai esu užsivedęs, nes renku pildau kolekciją. Ir tų projektų esu labai daug pradėjęs ir niekaip neina nieko, nei užbaigti, nei pusėti. Tai nežinau dabar kaip dėliotis mintis. Nes vis gaunu tų daiktų įdomesnių ir norisi vis kažką pažiūrėti, bet laiko vis mažyn. Ir galiausiai greičiausiai bus, kad vien išpakavimo video ir nebėra ką daryti, viską į lentyną dedam. Tai kiti žmonės rašė komentarus, kada padarysi išpardavimo aparatūros. Na, kaip būna, dažniausiai aš būna, jeigu matot, kad kažką nebrangaus ten filmuoju, daleiskim su to Kenwoodu filmavau video ten su STK mikroschemų. Tai būna, kad man žmonės parašo be filmuojant video ir dažniausiai tie stiprintuvai, jeigu manęs nedomina, aš juos parduodu už nedidelę kainą. Jeigu būnu gavęs iš rėmėjų, tai ten tikrai nekainuoja kosminių pinigų ir keliauja
pas kažką iš mano fanų į namus, nes yra įvairių tikrai žmonių, kurie mane seka, yra kur jau labai aukštam lygi audiofilai, yra pradedančiųjų, yra melomanų ir konstruktorių, tai ne visiems ten reikia tų įrenginių tokių super topinių. Na, va, nuėmėm dangtį, eisim tuoj apžiūrėsim, ką matom iš arčiau, bet matau, kad viduj lobis iš tikrųjų tikrai labai aukštos klasės komponentai. Dabar tuoj paimsiu telefoną, pažiūrėsim iš arčiau į visus šitos dalykėlius. Kaip matot, na, maitinimo transformatorius kažkokio stebuklo nėra. Nu, nėra labai mažas, gan atrodo kokybiškai. Lazeris pats irgi. Bet vat kondensatoriai, kaip matot, visur prie mikroschemų, visur aukštų klasių detalės visas. Nišikon musė, Elna aukštos klasės komponentai. Na, kas man užkliūna, kad matau daug opampų tokių, nu, kurių nelaikau labai super gerai skambančiais. Tai čia va visa ta pusė yra. Čia tikriausiai va šitie va du DAC čipai yra. O kita pusė bus maitinimo greičiausiai pusė. Kažkoks jungiklis yra. Matau, Sony naudoja mikroschemą. Greičiausiai CD valdymui. Na ką, reikia dabar jungti tada ir pažiūrėti, kas darosi. Ar išrūks dūmelis, kaip galvojat. Aš manau, kad turėtų, gal ir bus kažkokių problemų, bet turėtų kažko labai rimto tikrai nebūti su juo. Nu, pabandom pajungti, pažiūrėti, kas čia darosi. Dabar yra kažkokių gedimo, nėra. Tai video. Čia ir dabar gaunasi toks. Na, bandom jungti. Jungiam. Kažkas sukasi girdžiu. Ai, dirželio matau vieno nėra. Nėra dirželio. Tai būtent čia, va, šitoj vietoj matau nėra dirželio. Na tai eisiu dabar šiek tiek atjungsiu kamerą, surasiu gedimus, tada aptarsime remontą patį, parodysiu gal kažkiek. Toks bus tolimesnis mūsų darbelis su šiuo grautuvu. Tai neužilgo susitiksime. Darbeliai užtruko šiek tiek ilgiau negu planavau, nes radau, na kas man nepatiko, dabar pradėkime. CD mechanizmai išardžius, nėra jokių dantratukų, daug dirželių. Dirželiai nestandartiniai, storesni. Ir ką dariau vietoj dirželių? Tai va, turėjau visokių oringų, turiu lagaminėlių, ne vieną į kitą gavau pjauti per pusę. Aišku, čia dariau viską ūkiškai, nes norėjau išbandyti šiandien. Manau, kad užsakysim, tikrai nebus problema, sudėsiu originalius dirželius. Tai taikiau storius dydžius ir atitaikiau, dabar atsidarinėja, viskas veikia, kaip atrodo originaliai turėtų būti. Tai su dirželiais apie valandą laiko pražaidžiau, nes, nu, reikia išbandyti tokį daiktą. Kas toliau neįprasto šitame grotuvėlėje, tai kad jisai neturi mutės tranzistorių, vietoj mutės tranzistorių naudojama relė. Na, toks įdomus sprendimas, nes surinkus, aišku, kompaktų neskaitė, buvo kitų dar reikaliukų, apie kuriuos tuoj pakalbėsim. Tai pradeda traukčiati iš karto relė. Ting, 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 ting. Toksai nestandartinis sprendimas. Jeigu naudoti relę, manau, tikrai variantas geresnis, gal garso kokybė mažiau degraduoja negu per tranzistorių, bet reikėtų naudoti tylės relės, kad nebūtų garso. Yra tokių relių, kurios neskleidžia garso, tikrai esu turėjęs, susidūręs savo darbuose. Tai kaip ir neišbaigtas toksai iki galo dalykėlis. Daugiau viskas labai iš kokybiškų tikrai komponentų padaryta, pats CD mechanizmas transportas irgi labai gerai padarytas, išskyrus tie dirželiai. Lazeris irgi pati akutė didelė. Tai ką dariau, lazeris buvo žiauriai uždulkėjęs. Tai lazerį išvaliau su spec optikos valikliu, turiu tokį irgi, naudoju objektyvam, fotografijai. Tai su šituo išvaliau, su dantų krapštuku, iš karto įdėjau brūkšt, iš karto per sekundės dalį diską nuskaito, tik šiek tiek pasuko, iš karto nuskaitytas. Tai dabar beliko surinkti, na, jungiklius priekį ten, kur buvo sulūžęs irgi, beje suremontavau. Tai dabar belieka surinkti ir eiti prasibandyti, bet
Na, eisiu, prabandysiu, gal nufilmuosiu trumpą audio testuką, bet filmuosiu su paprastu mikrofonu. Tikrai nesitikėkit labai geros kokybės, nes labai užsivėlinau, jau baig 12 nakties. Einam surenkam, išbandom. Na, iš karto atsisveikinu tada, nes audio testas bus ir po audio testo pasibaigs video. Tai ačiū, kas remiate, kas prisidedate, tikrai stengsiuos kurti daugiau papildomo turinio visiems savo rėmėjams, nes žinau, kad kuriu tikrai mažai turinio dabar, bet ateityje, rudenį ypatingai tikrai bus daug visokių papildomų dalykų. Manau, rėmėjams ir padarysiu visokių konkursų, prizų padovanosiu, norėdamas atsilyginti, nes tikrai jau tokių galimybių turiu, po biškį augam, einam į priekį. Vasaros vidury tokį konkursą žadu paskelbti, nes, na, atskleisiu dabar tik jums, rinksim lėšas kelioniai į parodą Varšuvai, o ten filmuosim tikrai daug video. Tai aišku, žiūrėsim, kaip seksis, ar surinksim biudžetą mano norimą, nes noriu visus savo administratorius audio aparatūros puslapio nusivežti, kad jie pamatytų, nes ne visi žmonės yra tiek giliai įnikę, kiek aš. Tai žiūrėsim, kaip seksis, manau, reiks padaryti gerą konkursą su geru prizu, kad surinktume biudžetą ir galėtume sukurti dar įdomesnį jums turinio. Na, renku, einam padarom testuką, toks jums video. Ačiū, kad stebite ir iki. Na, metas testui. Muzika bus be autorinių teisių.